sunku dar suvirškinti. Nu, labai džiaugiamės visi. Tai yra istorinė pergalė Kėdainiams. Kėdainiai niekada dar čempionai nebuvo tapę. Tai nežinau, čia reikia suvirškinti tą dalyką, labai džiaugiamės. Iki tol nebuvo, ir per visą sezoną iš tikrųjų nebuvo nei vieno pralaimėjimo, bet paskutinės 2 rungtynės jau gerokai sunkesnės buvo, jeigu lygintume. Nes į finalinį ketvirtą susirenka stipriausios komandos. Taip ir turėjo būti. Žodžiu, įrodėm. Ketvirtam kėliny komanda pasikeitė visiškai, žaidimas komanda atgimė, atrodo. Jūsų nuomonė, kas pasikeitė? Aš skaitau, labai psichologinis buvo faktorius. Prieš savų žiūrovus pergyveno, nesisekė. Aš jiems paskui pasakiau ketvirtam kėlinį viskas. Jau neturim ką prarasti, kabinamės. Tas mūsų spaudimas, aktyvus spaudimas, gal priešininką išmušė iš vėžų. Nusileidžiam ūgių, bet tai vat, kitą gynybą gal kompensavom. Visą sezoną to siekiam, net ne visą sezoną, visus tos metus, kuriuos čia žaidėm. Nuostabus jausmas. Per sezoną nebuvo nei vieno pralaimėjimo, bet paskutinės 2 rungtynės turbūt buvo pačios sudėtingiausios. Pačios sudėtingiausios. Žaidėm prieš stiprias komandas, tai todėl taip ir buvo. Ketvirtas kėlinys. Buvo -10 taškų prieš ketvirtą kėlinį. Kas pasikeitė? 30 taškų sumetėt, beveik tiek, kiek iki tol. Nežinau, tiesiog susikaupėm, žinojom, kad neturim ką prarasti ir viskas. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.